skirtis. Vaikų skatinimas naudoti lytinio brendimo blokatorius, priešingos lyties hormonus, atlikti luošinančias operacijas padidina riziką, kad jiems suaugus išsivystys aukštas kraujospūdis, insultas, infarktas, vėžys, santykių problemos, nerimas, depresija ir savižudybė. Pagal Oregono įstatymus vaikai nuo 15 metų už mokesčių mokėtojų pinigus ir be tėvų sutikimo gali atlikti lyties keitimo operaciją. Mokykloje jiems negalima duoti aspirino be tėvų sutikimo, o čia jie gali daryti tokius esminius gyvenimą keičiančius, negrįžtamus sprendimus be tėvų žinios. Amerikos psichiatrų asociacijos psichikos sutrikimų diagnostikos vadovėlyje teigiama, kad net 98% berniukų turinčių lyties tapatybės sutrikimų, jeigu nėra skatinami sutrikimo didinti, priima savo biologinę lytį jiems suaugus. Slapta daromas spaudimas šių jaunų žmonių tapatybei juos supainioja. Tai yra mano vaikų ir mano anūkų priešai. Jie taikosi į esmę to, ką reiškia būti vyru arba moterimi. Tai pamatinis mūsų asmenybės tapatumas, mūsų vaikų, mūsų šeimos gyvenimas.